Pagrindinis iššūkis mūsų orai greičiausiai, kad žiemos, nes pastaruoju metu tų žiemų tokių labai neturim. Ledo storis 19 cm. Tai tikrai ledas saugus, varžybas galima organizuoti nuo 15 cm gaunamas jau leidimas, tai ledas tikrai saugus. Varžybos vyksta jau kasmet, 4 metus mes organizuojam varžybas, žvejo lobis taurei laimėti. Paskatino susidomėjimas žmonių, šiaip ir klientai iš parduotuvės prašo padaryti tas varžybas ir patys esam sportininkai dalyvaujam varžybose, tai toks subūrimas labiau žmonių, kompanijos į vieną krūvą pasivaržyti ir kas nugalėtų. Bikfišo nėra, nes šiandien iš tikrųjų labai toks telkinys, kur maža žuvis, labai smulki žuvytė, ten po 10 gramų, tai ten gramas 2 skirtumas. Bonusas, abejoju, kad bonusas išaus, bet jeigu bonusas išaus, tai tikrai turim paruošę prizą. Gyvenu Danijoje, grįžtu po ledinės žvejybos varžybom į Lietuvą, domiuosi po ledinę žūklę. Dėl laiko stokos pasiruošti nepavyko, tiesiog važiavau va-bank. Taip, keli dalyviai pamatė, kad pagaunu, atbėgo apgręžti. Manau, kad būtų labai pravertus treniruotė prieš varžybas, būtų tikrai išsiaiškinta daugiau, tiek su gyliu, tiek su žuvim. Deja, yra kaip yra. Bendrauti daugiau su sportininkais, kurie yra aukščiausio lygio pasaulyje ir daugiau treniruotis, žvejot. Svėrimas vyksta taip, 4 valandas vyksta varžybos, 4 atskiros grupės, moteris, vaikai, sportininkai ir mėgėjai. Tai kaip atskiriam sportininkus nuo mėgėjų? Tai sportininkai tie, kurie paskutinius metus ar 2 yra dalyvavę Lietuvos čempionate po ledinės žūklės, tai jie eina į sportininkų sektorių, tie, kurie yra nedalyvavę, eina į mėgėjų grupę. 4 valandas šiandien vyksta varžybos, po 4 valandų sveriam atskiras 4 grupės ir daugiausiai pagavęs kiekvienos grupės žvejys tampa nugalėtojų. Susidomėjimas tikrai yra, tai labai įtakoja turbūt mūsų rinktinės pasiekimai pasaulio čempionatuose. 2 kartus iš eilės jau čempionai tapo, pernai Mongolijoje, šiemet Amerikoje, tai tikrai susidomėjimas didelis. Ir Lietuvos čempionate padaugėja žmonių, ir mėgėjų varžybose, ir prie Lietuvos čempionato dar yra mėgėjų zona, tai susidomėjimas tikrai didelis ir jis auga. Pradėsim apdovanojimus nuo mūsų pačių mažiausių, nuo vaikučių. Modestas sakė, akmens neišmokinsi žvejot, bet pasirodo išmokino. Rūtė Šuminienė, 832 gramai. Ačiū. Prašau. Ačiū. Kiek čia visko, o Jėzau, kiek čia visko daug. Tautas Lisauskas, kilogramas 900 gramų. Mokinkitės, kaip dėdė gaudo.